Taip, stovim su Algimantu Algiu Galasevičium. Naujo objekto Technopolio statybos, galima sakyti, aikšteliai prie Europos prospekto susikirtime su karo aviacijos gatve. Ir prašysim Algį papasakot, prisimint, kur čia buvo maisto stadionas, kas tas stadioną sudarė, kokios aikštelės ir ar iš tikro čia buvo. Jeigu dabartinė Aleksoto bendruomenė seniūnija nieko apie tai nežino, kaip supratome. Tai ponas Algi, tai ką jūs dabar matot? Tai ar mes... Aš dabar žiūrau tiksliai, kurioj dar in ten reikia. Jeigu į ten, tai ten prasideda Vailokaičio namai. Namai. Ir nuo jų reiškia va šitokius arčiau. Mes galim paeit maždaug. Einam. Ir tvarkam kol kas išjungti. Mes sunkiai praeišėm, nes ten yra absoliučiai, reikia davažiuoti. Ten yra absoliučiai purvynas. Tai vat Kalvarijų tolimesnė gatvelė, Kalvarijų yra. Taip, o čia. Tai dabar maždaug nuo šitos vietos, link tų namų jo, tų namų yra dar nesiekia, dar jie, vat, ir ėjo šitai, vat, stadionas, link aerodromo. Į savo ilgiu, taip, į link ten. Taip. Dabar buvo ilgis ne taip, o į aerodromą ilgis. O kur tos teniso aikštelės ar krepšinių, kaip jūs sakėte? Taip. Pirmiausia, ateini nuo šito plento, nuo šitos gatvės ateini, čia griovys ėjo, čia jau tvora. Lentinė. Lentinė, aukšta tvora. Ir, reiškia, vartai buvo kasos, bilietų padaryta. Ten eidavo tarptautinį, net futbolo rungtynės eidavo. Dabar ar maisto fabrikas turėjo komandą? Turėjo komandą. Jūs minėjot garsius futbolininkus. Kas tie futbolininkai buvo? Kersnauskas. Babinskas. Taip. O paskui buvo komandos kapitonas ar Geležiūnas, ar Geležius. Ar jie Julianaviečiai buvo? Kas jie buvo, tie žmonės jauni, futbolistai? Babinskas buvo Lektotiškis. Kersnauskas kažkur tai mieste gyveno. Nu, vienu žodžiu, aš jų Julianaviškis Algis Vosilius parašė knygą apie Julianavos futbolistus. Turiu ją. Ir ten, juk čia futbolas, maistas. Ir ten nie žodžių. Tai čia jau šie tie maistiečiai buvo. Ne, tai aišku. Karinė vaikai. Taip, bet senąją istoriją jis nepalietė. Nepalietė, jis nežinus, dar gimęs nebuvo. Nu, tai aš suprantu, bet kaip... Jeigu jis istorikas... Gerai, dabar, sako, tas stadionas... O jo draugas yra. Aš pirmą dabar dar kol kas nieko nesakysiu, aš jam paskambinsiu ir paklausiu. Jeigu jisai žino apie šitą stadioną, ką nors, jis turi žinoti. Tada aš jums pranešiu asmeniškai. Taip. Mes kartu padarysim tavo tokį susitikimą. Ir vat, dabar jisai šitas stadionas, čia maždaug šitoj vietoj buvo. Šitoj vietoj jisai buvo. Taip. Jis buvo čia siauriau, o jisai ilgį. Jis, aš kaip maždaug nu jau tiesiai nuvažiausi su aerodromu. Kariškai. Anam gale? Jo, anam gale. O dabar, sakėt, teniso aikštelės. Kur to teniso? Įteini, pirmiausia buvo futbolo aikštė. Bėgimo takai aplinkui buvo. O tribūnos? Tribūna buvo anoj pusėje, kaip įteini kairiai pusėje. Didelė tribūna, bet jinai lentų. Taip. Iš lentų. Didelė tribūna buvo. Ten vadlipė net aukštai. Dabar Toliau stovėjo namas, anoj pusėje ten prie tvoros, gan ilgas ir gyveno Glemža. Sargas. Gyveno Sargas Glemža. Taip. O ten kiek stūrių žinojau, kad buvo Povilas ir Petras. O daugiau nežinau, ką Petras mirė, o ras reikia mums Povilą. Jeigu jis gyvas, Kaune gyvena. O jisai viską daug ką papasakotų.
Dabar jūs Ir sakėte, už to namo ten tolyn buvo krepšinio aikštė buvo. Tenisų laukų aikštė. Nu, ten tolyn jau kažkai tvora ir kariškas aerodromas jau buvo, kariškiai. dabar kur tas didysis vokiečių angaras, kur, sakėt, keturmotoriai buvo? Taip, vietoj stadiono. Vietoj stadiono. Jo, Tai- jie stadioną išardė. Ir va čia, aš žinau, kaip atsimenu, šito va lentelio ateinu, ir jau tik vieną kartą. Ir tai va šitoj vietoj maždaug kur stovėjo, šičia va. Baisiausias angaras. Dabar prisiminus 40-ųjų birželio 15. tankai prie čia privažiavo ar ne? Tik tai ten? Jo, čia va. Tvora buvo, tai nes mums labai aiškiai buvo matyti, Vėverių gatvė, kaip tankai važiavo. Čia nebuvo apaugę, ne? Nieko, čia buvo gražu, lygu. Tai gerai, ta lygi tuščia vieta. Kas čia buvo? Nežinau, negaliu pasakyti. Tarsi laukas. Taip, laukas. Laukas buvo. Nežinau, kas čia buvo, tik buvo aiškiai matyti viskas. Jokio pastato, tik buvo, kas buvo matyti. Rampa, Taip. kur stovi dabar. Ir vat namas tas jau, Taip. ta kontoro tos ramas. O tiek buvo, va tiek ir vienas laukas. Nie medžių, nie krūmų. O ta rampa, ką aptarnavo? Kodėl jinai ne maisto teritorijoje buvo? A čia, reiškia, jinai, ką aptarnavo, negaliu pasakyti, ką žinau. Rampa buvo, čia atveždavo viską į maistą, ką čia iškraudavo, gal į stiklo fabrikas neturėjo savo į atsakos. Čia kontora buvo, va tas glemža, toks nedidelis žmogus buvo, irgi glemža, glamba. Jisai dirbo toj rampai. Ko jis dirbo, nežinau, tai žinau, dar vaikas buvo, tai ne. Čia visur ėjo kariška angarai stovėjo, šičia va. Ir niekas neturėjo nosies įkišti. Naudėjai čia stovėjo. Naudėjai pastatyti. Taip, 30-aisiais pradėjau statyti. Nežinau, kada, nežinau, nei metų, nieko, tik žinau, kad va. Ir tas stadionas, reiškia, važiavosi su aerodromu. Gerai, ačiū. Tai va, šitoj vietoj buvo stadionas. Supratom. Jis gan didelis. Tarptautinės futbolo rungtynės. Latvija, žinau, buvo atvažiavus, Latvijos rinktinė. Su Lietuvos rinktinė. Taip. Bilietai buvo pirkami. tą stadioną sugadino vokiečiai. 41 metais, 441 dar būdavo rusų komandos, lošdavo futbolą su mūsų lietuviais. Rusų kariškiai. Taip. Kariškiai. Komandos tarp keturių. Nu tai visi tais laikais labai mėgo futbolą. O 40 metais tai dar buvo daugiau komandų. Žinau, stiko fabrikas šitai futbolo komanda. Jie turėdavo čia buvo. Nu, taip atvažiuodavo Makabelų prieš metus. Lošt futbolą. Tai jų, tokie pusberniai. Daro akmenų. Žydukas atmėtydavo akmenimis? Jie čia šito va, lentų, jo tai bėgte bėgdavo. Jos kaip jie išeidavo, ir čia jos pasitikdavo su akmenais. Ir jiem davai, tai jie bėgte, varė ant kampų. Nu taip. Sunku ką komentuoti apie draugišką sutikimą. Gerai, ačiū Algi. Prašau. Pratęsim kitoj vietoj. Jo. Ačiū. Prašau. Šiandien kas? 15. Sausio 15 diena. Taip. 2008 metai. Ačiū Algi. Prašau.